Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Labadiena, eteryje Erika ir Martynas. Ir mes pristatysime ateinančios savaitės kultūros, meno bei kino renginių Šiaulių mieste. Taigi, kovo 15 dieną, 20 val. Šiaulių arenoje Rusijos popmuzikos karalius Filipas Kirkorovas pristatys visiškai naują solo programą. Ryškiausia rusų estrados žvaigždė atveria šou numeris 1. Nepakartojami Filipo Kirkorovo šviesos ir muzikos šou siūloma išvysti patiems jau ketvirtadienį. Populiarusis dainininkas savo gerbėjus nustebins spalvingų šou, dar niekur negirdėtais kūriniais, senai pamiltomis dainomis ir nepakartojama nuotaika. Kovo 16 dieną, 19 val. Saulės koncertų salėje koncertuos Ronda. Ta pačią dieną, 18 val. Kviečiame atvykti į Šiaulių kultūros centrą į vakarą su aktoriais. Kovo 26 dieną, 18 val. Šiaulių kultūros centre išvysite Domino teatro premjerą Apie ką kalba vyrai. Kovo 18 dieną, 18 val. Šiaulių dramos teatre matysite 2 dalių komediją Į sveikatą ponę. Kovo 16 dieną įvyks filmo Loraksas ir filmo Nevykėliai po priedanga premjeros. Šios filmus jau nuo penktadienio galite išvysti Forum Cinemas kino centre Šiaulių Akropolyje. Taigi ačiū už dėmesį ir iki kitų susitikimų.